Sveiki, tai yra SEO trečiadienis, mano vardas Vladimiras, dirbu EasySEO agentūroje, kas dar nematė manęs. Šiandien noriu pakalbėti tokią temą apie duomenų surinkimą, apie lankomumą, duomenų patikimumą. Kodėl galiu kalbėti tą temą? Turiu daugiau nei 10 metų patirties ir pakankamai nemažai sukaupęs patirties. Tai du klausimai pagrindiniai šiame epizode. Ir aš pateiksiu greitai du atsakymus, tiems, kams rūpi tik tai šitie du klausimai, gali toliau nežiūrėti. O antroji dalyje jau pasakosiu detaliau, su pavyzdžiais, su screenshotais, kam įdomu, galės žiūrėti toliau. Ok, du klausimai. Kuris iš naudojamų SEO specialistų SEO įrankių yra patikimiausias, parodant, koks yra tikras lankomumas jūsų tinklapyje? Ar tai yra Google Search Console, ar tai yra Google Analytics 4, ar tai yra Ahrefs, arba gal SEMrush, arba koks nors kitas trečios šalies įrankis. Trumpas atsakymas, geriausias šaltinis yra Google Search Console. Tada sekantis klausimas, kodėl tie įrankiai rodo skirtingus skaičius, kalbant apie organinį srautą tinklapyje. Trumpas atsakymas dėl to, kad yra naudojami skirtingi metodai informacijai surinkti. Google Search Console yra patikimiausias dėl vienos priežasties. Tai yra informacija, kuri surinkama tiesiai iš Google paieškos ir keliauja tiesiai į Google serverius, taip pavadinkim. Google Analyticso skirtumas, pagrindinis skirtumas nuo Google Search Console, kad tai yra įrankis, kuris skirtas surinkti informaciją apie vartotojo elgseną ir jis veikia kitokiu principu. Google Analytics talpinamas jūsų svetainėje, nes arba jūs, bet kieno svetainėje talpinamas svetainės kode. Informacija surenkama tinklapyje ir tik tada siunčiama į Google archyvus. Jeigu informacija yra surenkama blogai, apie tai kalbėsim, kodėl blogai gali būti surinkama, tada bus nusiųsta bloga informacija ir tada, kai prisijungi į Google Analytics paskyrą, gausi duomenis, kurie bus netikslingi. Kodėl Ahrefs arba bet koks kitas, SEMrush, Serpstat, bet koks kitas įrankis. Kai kalbėsiu apie Ahrefs, iš tikrųjų daugiausiai galiu kalbėti apie Ahrefs dėl to, kad mes su juo dirbam daug metų, kasdien ir turėsiu daugiau pavyzdžių. Bet panašių principų dirba ir SEMrush, ir Serpstat, ir bet koks kitas trečios šalies įrankis, kuris neturi prieigos prie Google serverių. Nors Ahrefs paskutiniu metu... Galim pasakyti, jis gudriai sugalvojo gauti prieigą prie Google Search Console'ės duomenų. Jie suteikia nemokamą auditą, jeigu tu gali naudotis Ahrefs įrankiais, tam tikrais Ahrefs įrankiais, nemokamai, jeigu tu prijungsi savo tinklapį prie Google Search Console'ės. Ir čia, sakykime, vienas iš tokių gal niuansų, kur mažai žino, anksčiau prieš porą metų buvo skandalas, po kurio greičiausiai, vėlgi čia galimai skandalas buvo, bet fakto aišku nėra, kai Ahrefs surinkdavo tam tikrais metodais, kurie ne visai buvo etiški pagal taip, kaip buvo rašoma, ir jie išleido tą įrankį, kuris leidžia pajungti savo tinklapį, prijungti prie Google Search Console'ės ir tada, aš dabar, tiesiog čia mano nuomonė, jie gauna prieigą prie informacijos, kuri yra Google Search Console'e, konkrečiai prie to projekto, ir jau toliau jie gali apdoroti tą informaciją ir gali išvesti naudą. Tai buvo pirma dalis tiems, kam įdomu klausytis toliau jau su pavyzdžiais, su mano komentarais, tai tada kviečiu pirmą paspausti laiką ir tada judam toliau. Ok, toliau kas liko, turbūt nori pamatyti daugiau informacijos jau su pavyzdžiais, su komentarais, tai dabar pasakysiu, į kokius klausimus atsakysiu. Taip, kuris patikimiausias jau atsakiau, toliau pažiūrėsim, kodėl skiriasi Google Search Console'ės Google Analytics Ahrefs duomenys, kokie yra naudojami skaičiavimo metodai, kodėl Google Analytics gali rodyti neteisingus duomenis, parodysiu konkrečius pavyzdžius organinės srauto neatitikimą ne tik iš Ahrefso, bet nors ir yra vienas iš geriausių SEO įrankių, bet ir iš Google Search Console'ės. Taip pat atsakysiu į
dažnai užduodamus klausimus ir atsakysiu į vieną klausimą. Vienas iš tų klausimų bus, kaip taip gali būti, kad Google Analytics rodo srauto sumažėjimą, organinio srauto sumažėjimą, o Google Search Console rodo srauto padidėjimą ir kaip interpretuoti tokią informaciją. Ok, tai buvau uždavęs klausimą ChatGPT, naudoju 4 ir man lietuviškai parašė tokį atsakymą. Iš tikrųjų atsakymas beveik pilnas, galima pasakyti, labai gaila, kad nepaminėjo ChatGPT dėl surinkimo metodų, kad Google Analytics surinka tik tai, jeigu patalpinamas tinklapyje ir priklauso nuo duomenų surinktų tinklapyje ir paskui tik tai siunčia į serverį. Nes čia yra kertinis momentas, būtent kaip duomenys yra surinkami ir kaip yra apdorojami. Taip, pažiūrim į ChatGPT atsakymą. Aš visko neskaitysiu, bet jeigu trumpai rezumuojant, kad vienas iš geriausių metodų, geriausias įrankis įvertinti organinį srautą arba lankomumo tinklapį yra Google Search Console. Toliau. Kas netingi gali paskaityti, čia yra citata su screenshotu, lietuviškai buvo pateiktas atsakymas. Jeigu gal kas dar nenaudoja, bet nori naudoti lietuvišką ChatGPT, mes naudojame Google Chrome extensionu, kad gauti atsakymus lietuviškai. Dabar neprisimenu pavadinimų, bet jeigu kam įdomu, pakomentuokit YouTube'o, žemiau yra komentarai, pakomentuokit, atrašysim kiekvienam, koks yra pavadinimas. Čia yra logotipas šito extensiono, su jo patogu gauti atsakymus lietuviškai. Ok, tai grįžtam prie klausimo. Kodėl duomenys skiriasi tarp šitų pagrindinių įrankių? Aš dabar noriu užakcentuoti tik tai 2 gal punktus iš šitų surašytų. Vėlgi, Ahrefs paliekam, aš manau, kol kas laikinai, nes tai yra visiškai nesusijęs su tikrų lankomumu. Ahrefs, SEMrush ir kiti įrankiai naudoja srauto moduliavimą arba prognozavimą, galima pasakyti. Apie tai irgi paminėsiu, kaip jie tai išskaičiuoja, labai suprastintą pavyzdį duosiu. Bet kodėl skiriasi Google Search Console ir Google Analytics duomenys, tai dažniausiai dėl to, kad gali įtaką turėti botai ir gali būti veikimas, kaip integruotas kodas į tinklapį. Tai čia galima vėlgi paskaityti, einam prie įdomiausių dalykų. Kokie yra skaičiavimo metodai naudojami Google Search Console ir Google Analytics 4 ir Ahrefs. Vėlgi, čia yra atsakymas iš ChatGPT, bet jau toliau, nes kaip atskirti mano atsakymą ir ChatGPT, čia yra citata ir dar padaryta su italics. Ok, grįžtam prie klausimo. Kaip surenka duomenys Google Search Console? Kaip ir minėjau, tiesiai iš Google paieškos ir mažai gali būti įtakojamas manipuliacijomis arba visiškai neturi įtakos, kaip veikia tinklapis. Google surenka tiek, kiek suveda lankytojas į paiešką ir paspaudė, ar perėjo į tinklapį, ar neperėjo. Ir mes tada Google Search Console matom paspaudimus, mes matom parodymus, kas yra impressions. Google Search Console nesurinka informacijos, kiek atėjo, pavyzdžiui, iš kitų šaltinių, iš kitų tinklapių, iš socialinių tinklų ir iš Google mokamos reklamos. Google Analytics 4, kaip ir senas, taip ir naujas Analytics, jų pagrindinis tikslas yra parodyti, ką daro vartotojas, kuris atėjo į tinklapį. Taip pat Google Analytics 4 gali rodyti, iš kur atėjo, iš kurio šaltinio, iš kurio tinklapio, iš socialinio, pavyzdžiui, tinklo, iš Facebooko, iš mokamos reklamos ir panašiai. Ahrefs visiškai negali rodyti šaltinių, bet Ahrefs veikia kitokį principų. Jie tikrina pozicijas, jie turi savo rank trackerį ir dabar jau pažiūrėsim detaliai, kaip vėlgi labai trumpai, labai supaprastintai, tikrai supaprastintą modelį, bet maždaug principas yra toks, kad Ahrefs tikrina raktažodžio poziciją, žino, kiek tas raktažodis yra ieškomas per mėnesį ir tada, ir dar yra vienas koeficientas,
kuri vėlgi tas koeficientas skaičiuojamas įvairiai, galima paskaityti yra nuoroda Ahrefs, kaip jie skaičiuoja. Anksčiau buvo detalus aprašymas, dabar jie jau, nežinau, kiek aš pastebiu, jie pakeičia skaičiavimo metodus vos ne kas mėnesį. Bet principas lieka toks pat, kad jie paima vietą, kuri yra žinoma pagal tą raktažodį, daugina iš organinio srauto, kuris kiek yra ieškomas tas raktažodis, ir daugina iš koeficiento. Aš radau vieną tokį screenshotą, kuris parodo, labai patogu pažiūrėti, kaip jie paskaičiavo būtent, koks yra koeficientas būtent tam raktažodžiui, tam projektui. Paieškų per mėnesį 100, pozicija yra 1, tai tada pagal pavyzdį ir jie parodo, kad organinis srautas yra 18, būtent pagal tą raktažodį. Tai tas tinklapis, kuris užima 1 vietą, pagal tą raktažodį, kuris turi 100 mėnesinių paieškų, sulauktų 18 lankytojų. Tai reiškia, koeficientas yra 18. Čia yra formulė paskaičiavimo. Ir galim pažiūrėti, čia, sakykime, nėra taip, jau reikėtų paimti skaičiavimo mašinėlę, bet galima irgi pažiūrėti 1 vietą, čia jau kitas koeficientas bus. Tai kitas koeficientas, mes dabar nesigilinsim, kaip yra skaičiuojama, bet jeigu taip supaprastintai, labai supaprastintai, pavyzdžiui, tinklapis turi 1 vietą pagal raktažodį, kuris turi 100 paieškų per mėnesį. Pirmoje vietoje, jeigu koeficientas būtų, pavyzdžiui, jeigu pusė žmonių, jeigu jų koeficientas būtų 50%, pusė žmonių paspaus, kurie suvedė tą raktažodį, paspaudė ant 1 vietos, tai būtų 50 lankytojų. Tas, kuris yra 10 vietoje, pavyzdžiui, tik tai 1% iš tų žmonių, kurie suvedė raktažodį, kuris turi 100 paieškų, gautų 1%, tai gautų tik tai 1 perėjimą. Tai plius minus skaičiavimas yra toks. Panašiai skaičiuojama į su SEMrush. Bet su Ahrefs, kadangi mes labai daug su jie dirbam ir aš matau, kad net vieno raktažodžio paieškų kiekis, pavyzdžiui, dabar man rodo 100, jis gali būti kitą mėnesį jau gali būti 300, o dar kitą mėnesį gali būti 50. Taip dažnai, ir aš nekalbu apie sezoninius raktažodžius, aš kalbu apie tokius, kur sezonas neturėtų įtakos, bet mes matom, kad kadangi ne tik matom, mes ir duomenis varstančiam iš Ahrefso, mes istoriškai saugom tiek, kiek jie atiduodavo per tam tikrą laiką, sakykim, per 2-3 metus, bet žiūrint dabar atgal, jų skaičiavimas visiškai pasikeitė ir jie perskaičiavo visą istorinį lankomumą. Ir mes turim jų seną informaciją, pavyzdžiui, apie raktažodžių paieškų kiekį ir bendrai apie tinklapį lankomumą. Dabar jie naudoja vis naujus metodus kas mėnesį, tai vien vadovautis Ahrefs skaičiais turbūt nėra teisinga. Bet aš paskui atsakysiu klausimą, kodėl mes žiūrime tos skaičius ir kodėl mes, SEO specialistai, naudojam tos skaičius. Ok, tada judam toliau. Taip, turiu čia porą pavyzdžių, kur palyginam, kaip gali skirti skaičiai iš Google Search konsolės ir Ahrefs'o su screenshotais. Taip, čia yra 2 pavyzdžiai. Pirmas pavyzdys yra, sakykim taip, Google Search konsoliai yra rodomas lankomumus. Štai toks, čia yra skaičiai, galima paskaityti. Ahrefs rodo žymiai mažesnį lankomumą, žymiai mažesnį. Čia yra pirmas pavyzdys. Ir yra antras pavyzdys, kai yra Ahrefso rodomas lankomumas 1800 per mėnesį, o Google Search konsolės, čia iš tikrųjų reikėtų dar patikslinti, aš parašiau prie teksto, kad tai yra 3 mėnesių ir dėl to padauginau, kad per mėnesį, vienu žodžiu, Ahrefs rodo 1800, o Google Search konsolė mums duoda maždaug apie 1300 lankytojų per mėnesį. Tai pirmam pavyzdį Ahrefs labai prastai paskaičiavo ir tikras lankomumas yra žymiai didesnis, ne tik kelis kart, bet ir keliasdešimt kartų. O antras pavyzdys, lankomumas, beveik pataikė, galima taip pasakyti, palyginus su pirmu pavyzdžiu, bet lankomumas, jau tikras lankomumas buvo mažesnis. Judam toliau.
Dabar noriu trumpai paminėti, kodėl Google Analytics gali rodyti neteisingus duomenis, būtent kokias problemos gali iššaukti tokią problemą, pavadinkime tai. Dažniausias čia yra priežastis, dėl kurių tai yra neteisingas kodo implementavimas. Toliau, čia gal mažiau pastebima antrą problemą, JavaScript'o iškvietimo arba inicijavimo problema. Tai yra būtent, angliškai yra fire up, lietuviškai teisingai, nežinau, termino, mes visi naudoja angliškus terminus, bet jeigu JavaScript'as netinkamai arba nelaiku inicijuojamas, tai gali tiesiog uždelsti ir JavaScript'as, kuris turi užfiksuoti lankomumą, jis tiesiog neužfiksuos to lankomumą ir neišsiųs duomenis į Google serverį arba Google archyvą. Tam gali būti irgi N priežasčių, dėl to, kad per daug kodo, per vėlai užsikrauna, kiti skriptai trukdo, eiliškumas ir dar irgi viena dažna problema, kuri gali būti, jeigu agresyviai yra kešuojami resursai, naršyklės arba serverio kešavimo procesai. Labai agresyviai kešuoja WP-Rocket, bet aišku, tai negarantuoja, kad bus problemas, bet gali būti. Čia jau yra, sakykime, programuotojų kompetencijos išsiaiškinti, kaip iš tikrųjų yra. Vidinio srauto filtravimas. Tai, pavyzdžiui, labai gali pasimatyti ant naujų tinklapių, kur mažas organinis srautas ir, sakykime, labai dažnas atėjimas programuotojų arba darbuotojų, kurie tikrina, žiūri ir tiesiog čia, tam, kad atfiltruoti vidinį srautą, yra galimybė neįtraukti pagal IP srautą iš tam tikrų resursų. Taip, netinkamas žymė ir įvykio naudojimas, angliškai terminai yra turbūt dažniausiai vartojami tags ar eventai. Tai čia yra klausimas konfigūravimo ir dar pakomentuosiu turbūt paskutinius du. Gali būti, kad naudojami reklamos blokavimo įrankiai, visi žino, yra tokie. Ir antras punktas, paskutinis tai yra punktas, kad lankomumą gali iškraipyti netikri reklamos botai. Ir tiems botams identifikuoti irgi reikia turėti kompetencijos. Tai jau arba SEO specialisto, kuris gerai išmano Google Analytics 4 šiuo metu, arba jau programuotojai, kuris irgi išmano Google Analytics veikimo principus. Tai yra tokių specialistų kompetencijos ir tam, kad nustatyti tą problemą, jau reikėtų kreiptis į specialistą. Toliau noriu pakalbėti apie rezultatų nepastovumą iš Ahrefs, nors visi dievina Ahrefs ir mes su juo irgi dirbom dažnai. Net pats Ahrefs gali atiduoti priklausomai per kur tu žiūri, per kur tu tikrini tą patį organinį lankomumą už tokį pat periodą gali duoti skirtingus skaičius. Ir turiu čia porą screenshotų. Kažkuris projektas rodo, kad unikalių domenų kiekis, čia yra nuorodų, kalbam šiandien apie organinį srautą, bet įtraukiau dar ir nuorodų neatitikimą. 235 unikalių domenų kiekis ir organinis srautas 821, bet tikrinant, čia yra prie projektų tikrinimas, o jeigu tikrini jau konkrečiai viduje, 233 ir 962 organinis srautas. Tai va tokie gali būti skirtumai. Bet Google Search Console'ės irgi ne visai patikimas, galima sakyti, įrankis ir tai niekam netrukdo dirbti. SEO specialistai dirba su tais įrankiais, kurie tiesiog galimi šiai dienai. Ir vienas iš tokių pavyzdžių gal parodysiu, kad tikrinant projekte per, čia sakykim, konkrečiai vieno konkretaus puslapio, kiek paspaudimų yra sulaukta 23 paspaudimų, 316 parodymų, bet tikrinant jau, nes čia pirmas screenshotas yra per queries, o tikrinant per pages, per konkrečiai tik tai puslapio statistiką paspaudimų rodo jau 26 ir parodymai 404. Tai nėra nei vieno tobulo įrankio, bet mes turime dirbti su įrankiais, kurie tiesiog mums dabar yra prieinami. Einam prie klausimų. Liko 2 klausimai. Tai kodėl
SEO specialistai visam pasaulyje naudoja Ahrefs, Semrush ir kitus trečių šalių įrankius. SEO specialistai visam pasaulyje, tame tarpe ir mes, naudojam trečių šalių įrankius tam, kad būtų galima išanalizuoti konkurentus, palyginti, tam, kad sukurti strategiją, nes nei vienas įrankis neparodo tikslių duomenų ir be to niekas neturi prie svetimų tinklapių prie Google Search Consolės prieigos. Tai lieka trečių šalių įrankiai. Ir jeigu naudoti tą informaciją, kur tu gauni, pavyzdžiui, apie savo projektą, tu matai tam tikrus skaičius. Pavyzdžiui, lankomumas, bendras lankomumas yra 1000 lankytojų per mėnesį, bendras tinklapio lankomumas. Ir tu matai, kad tavo konkurento lankomumas yra 20 000 per mėnesį. Tai jau gali analizuoti, kad jie turi didesnį potencialą, ne tai, kad didesnį potencialą, aš turiu didesnį potencialą, jie turi srautą. Ir reikia surasti, kur yra skirtumas ir taip užauginti projektą, galim taip pasakyti. Ir lieka paskutinis klausimas. Kodėl Google Analytics už tą patį periodą gali rodyti duomenų srauto sumažėjimą, o Google Search Console gali parodyti srauto augimą? Vėlgi grįžtam prie metodų, duomenų surinkimo metodų. Jeigu Google Search Console surinka tiesiai ir siunčia į Google serverius, kur niekas negali sutrukdyti ir įsiterpti į duomenų siuntimą, Google Analytics 4 gali neteisingai surinkinėti arba įtraukti į srautą ne visus lankytojus, arba įtraukti į srautą netikrus apsilankymus. Tai čia yra pagrindinis skirtumas. Turiu screenshotą iš Google, iš ChatGPT, visai neblogas atsakymas, man patiko, aš net čia pažymėjau svarbiausias gal teiginius iš ChatGPT. Tiek šiam kartui. Dabar čia, dar papildomai aš surašiau šaltinius, kur galima pasiskaityti iš Google supporto forumų apie duomenų netitikimą, apie duomenų surinkimo metodus. Aš čia irgi papildysiu, su laiku surasiu. Mes buvom atlikę kažkada, prieš kurį laiką mes buvom padarę tyrimą, jau detaliai lyginam, traukiant iš Google Search Consolės, ten paėmėm, man atrodo, 20 projektų, palyginam, kiek rodo Google Search Console ir kiek rodė tuo metu Ahrefs. Tiesiog įdomu, kam įdomu, galės pažiūrėti, kai surasiu tą mūsų įrašą, paskui pridėsiu čia prie šaltinių ir nuorodų. Tiek šiam kartui, ačiū visiems už dėmesį, už kantrybę. Iki. Jeigu turėsit klausimų, gal kažką praleidau, gal kažkas neaišku, parašykite prie komentarų, pasistengsiu atsakyti, bet jau gal ir net padarysiu kitą video, bet kol kas tiek. Iki.